Jau tėvai baigia nugyventi gyvenimo, o aš kaip sėdžiu, taip sėdžiu. Tose lageriuose pareini biškį, pabūni ir vėl išeini, ir vėl būni kokius 5, 3, 4 metus. Šie žmonės gyvena kitaip nei mes. Jų laikas seniai sustingęs laiko karuselėje. Didžiąją dalį gyvenimo jie praleidžia tarp spygliuotų tvorų bei šaltų kalėjimo grotų. Jų likimas paženklintas įvairiais nusikaltimais ir bausmėmis. Ir ne tik. Daugelis jų nešioja ženklus, pažįstamus tik tai vieninteliai kastai. Didieji kūriniai prasidėjo čia kalėjime. Ant peties pasidariau vieną, antrą ant peties pasidariau. Paskui papuoliau į zoną Alytaus, ten pamačiau tokių iš viso gražių piešinių. Tatuiruotės šiems jauniems jau kelintą kartą už grotų sėdintiems vaikinams reiškia daug, labai daug. Jos ne tik atspindi konkretų gyvenimo laikotarpį, kastą, kuriai žmogus priklauso. Ant tvirtų kūnų išdeginti piešiniai kalba patys už save. Egipto faraono Tutanchamono atvaizdas kalinčiojo Aido Demenčio nugarą papuošė ne veltui. Kai jisai mirė ten, į palaidoje būdavo tokių viešai, kas jį sujudins ar ten linkės blogą, ar iškas jo kapą ar panašiai, kai jis atsikels iš negyvųjų, ar bus sudegins, ar iš pelenų, ar kaip vėl išeis į žemės dulkių ir atkeršys tiems, kad jie darė blogą. Ir kaip ta teorija pasitvirtina? Pasitvirtina ir dar ateityje pasitvirtins. Tai prasme nukentėjo jūsų priešai, prieš jūs kažką realiai? Ir dar nukentės. Iš karto jo neišbadysi, nes čia jau patį viršų visą laiką reikėjo tušuoti, ištimdavo limfmazgiai, reikėdavo antibiotikus gerti. Daug čia darbo to. Nepaisant patirto skausmo bei išlaidų, Aido teigimu toks portretas šiandien kainuoja 1500 litų, kalinys didžiuojasi ištikimaisiais savo palydovais. Čia gal daugiau galiu pasakyti tokie tatuiruotės. Širdį gal biški kažkiek jauties ne tiek tobuls, ne tiek stiprus, tos nakolkės gal kažkiek sustiprinta. Visais laikais, net ir sovietmečių, tatuiruočių mados lankščiai reagavo į laikmečio pakitimus. Buvo čia prieš 10 metų, gal biški mažiau, jie kunigaičius badys Lietuvos, daugas pasidarė jos. Noriu, kad čia taip įsibadžiau dėl grožio. Pagal straipsnių tai galima sakyti, kad ir atitinka taip. Kodėl atitinka? Visą laiką už vagystę sėdžiu, o daug kas įsibada variukas. Prieš gerą dešimtmetį kiekviena tatuiruotė ant kalinio kūno reiškė jo padarytų nusikaltimų reikšmę, skaičių bei užimamą vietą nusikaltėlių hierarchijoje. Kiekvienos tatuiruotės pagristumą kaliniai turėdavo įrodyti aukštesnės kastos atstovams, o apgaulę nuplauti krauju. Tačiau šiandien į kalinių ir nusikaltėlių pasaulį taip pat prasiskverbė demokratijos spinduliai. Čia yra kažkada nesąmonė pagal kastas, taip kad kažkada nakolkės reiškia, tai jau yra taip. Čia daugiau gal Rusija. Lietuvoje tai aš nežinau, kad čia labai kažkas tai reikštų. Kalinių tatuiruotės svarbios ne tik patiems nuteistiesiems. Kiekvieno naujai patekusio į zoną nusikaltėlio skiriamuosius bruožus, kaip ir išdegintus ant kūnų piešinius, kruopščiai fiksuoja kolonijos administracija. Atvykstant ir išvykstant reikia identifikuoti visas žymės. Ir dėl to, kad patikrint būtent išeina tas žmogus ar ne tas. Ir ta prasme, kad yra dar vidaus tvarkos taisyklės, kurias draudžia daryti kolonijai tatuiruotės. Visa ši vaizdinė informacija daugeliui mūsų šalies specialiųjų tarnybų dažnai turi neįkainojamą reikšmę, ieškant pavojingo nusikaltėlio arba nustatinėjant neatpažinto lavono tapatybę. Čia atminti lieka ta visa informacija. O kada nuteistasis išeina, mes paleidžiam tą ataskaitą, kuri parodo visas tas žymės, kuris jis turi. Tai jau labai lengva identifikuoti tą žmogų. Ne vieno kalinio kūną puošia tatuiruotės, bylojančios apie šio žmogaus puoselėjimas vertybės – narkotikus, laisvą meilę, pinigus, alkoholį. Tai va tam ir yra, kad mums va to, kiekvienas svajoja va tokį gyvenimą gyventi, bet mes negalim to gyventi, nes mes
išeinam ir apsisukam, ką spėjom, tą spėjom, ką nespėjom, grįžom atgal. Nu, aš taip ir skaitau, kad jau taip ir bus čia. Vis dėlto tai nebe pirmą kartą papuolu čia. Kitą kartą sako, žmogus suklysta vieną kartą, antrą kartą, čia jau pastovi gaunas ir nesinori, kad taip gautas, bet gaunas. Ir aš skaitau, kad čia taip yra lemta. Taip ir blaškosi šie jauni vyrai tarp laisvės ir kalėjimo kameros vienutės, o juos tarsi nulatiniai pranašai lydi jų kūnuose pavaizduoti herojai. Išeini, pabūni biškį, jau žiūrėk, jau vėl įsivažiavai tą rolę ir vėl atrodo, kaip tu nieko nesėdėjęs. Aišku, ten išgėrei biškį, prieš draugus reikia pasirodyti, kad tu ten sėdėjęs kažką, tai, kad tu nieks nebaisus jokias kliūtis. Paskui papuolė į sklepą, į KPZ savim. Nu ir galvoju, kiek dabar duos, ką žinau.